metų šventė. Man didžiausia metų šventė. Nuo gimimo. Penktadienis. Tarptautinė dar moterų solidarumo diena, sakyčiau. Ne, moterų diena. Ar tai negali būti susijęs su kokiu nors Gagarino skrydžiu į kosmosą? Arba Lenino gimtadieniu? Valentino diena. Moters diena. Spalio 5. Ai, tai ai, spalio. Žolinės, ne. Vėliavinas. Nu taip, Valentino diena. Tau pasakysim. Ne, nežinau. Tokia nepažįstamas manis. Čia tas kepurėlė, tai aš nesu susipažinus su ją. Sveikinas, bet vardą pamiršau. Šventoji mergelė. Kiek aš žinau, laksto nuo tualetų iki stogo. Jisai ūkininkauja mokykloje. Tvarkoma visą aplinką mokyklos. Kad būtų švaru, gražu, ypač lauke. Nes visais ūkio dalim, viskuom rūpinas, kaip pasakyti, kas tas ir viskuom, ir šviesa, ir vandeniu, ir tvarka, ir viskuom. Nu taip, galima draugiškai pasiginčyti. Kepa bandelę su dešrele. Aš negaliu matyti jūsų su bandelė. Nu ką, met personalas, slaugytoja, psichologė, socialinė darbuotoja, sekretorė ir būdinti. Amžinas mokinys. Amžinas mokinys. Valytoja, seselė. Nu, o ką jūs galvojate, jinai blogai dirba, aš tai nepastebėjau. Niekas nesiskundė. Nesiskundėt? Ne, o kas yra? O kam toks klausimas? Susitraukti šitas kėdės ir gulėti. Ir atsigerti merkinės kavos, nes labai populiaru. Aš rimtai didėjau. Negalėjau dabar. Kaip maltinukam. Čia per klausimas, tam, kad atliktume gamtos reikalus. Vaikams žaisti. Palikti viršutinius rūbus. Vaikam pažaisti, palakstyti. Pavyzdžiui, mergaitėms per šaltinę pašokinėti. Tarakonus galim. Galim pasidėti. Matyti ir pasibučiuoti, ir palošti kortomis. Šiaip dabar gal niekam anksčiau ten darydavo eksperimentus su savo tyrimus. Mes menų. Ajo. Valytojai yra. Kas dar? Santechnikai, tie visi virėjos. Ir viskas. Seimas. O ką aš žinau? Niekas neinformuoja manęs, ką matau, tą žinau. Man tai šventas dalykas. Jos gal ir galėtų nebūti. Iš tikrųjų, man dabar tai iš vis nereikalinga, bet žiemą tai bus. То есть посмотрите, какие заявления. Kaip čia tai pasakyti dabar? Patys šeimininkai, bet tie šeimininkai, kad ne tik šeimininkauju, bet ir žinau į pareigas ir viską. Tam tikras būrys žmonių ten valdo, gal koks kaimas. Gyvenimo būdas.